Sveiki, šią pamoką vizualiai pavaizduosiu daugiamačio masyvo išsidėstymą. Tiesiog stengsimės ar bandysime jį išvesti ekraną ir tikiuosi daugumai po šios pamokos bus aiškesnė situacija apie daugiamačius masyvus. Na, visų pirma, susikurkime tokį, tai padaryti jau mokate. Na ir manau užteks. O dabar, kai susikūrėme daugiamatį masyvą, pradėkime spausdinimą. Na ir turbūt daugumai kyla klausimas, kaip atspausdinti tuo pat metu ir eilutę ir stulpelius. Galiu pasakyti, kad tam bus naudojami netgi du ciklai for, ir vienas iš jų bus kitame. Visų pirma, pradedant rašyti, tiesiog rašome for ir dabar šis ciklas tiesiog suks eilutes. Taigi susikurkime kintamai eilutę, priskirkime jam pradinę reikšmę 0, kadangi masyvo reikšmės skaičiuojamos nuo 0. Tuomet eilutė bus sukama tol, kol bus tenkinama sąlyga, tai yra, kad eilutė kintamasis bus mažesnis nei masyvo ilgis. Na ir kad būtų įskaitomi visi nariai, tiesiog suteikime eilutei pokytį, vienetą pokytį. Na ir parašome programos blokus ir tarp jų rašome dar vieną ciklą, kuris suktų stulpelius. Susikursiu kintamai stulpelis. Vėlgi priskiriame pradinę reikšmę 0. Na ir dabar šis ciklas bus vykdomas tol, kol stulpelio reikšmė bus mažesnė už masyvas ir įstatyta tam tikra eilutė. Eilutės reikšmė, šiuo atveju indeksas, ilgis. Na ir vėlgi stulpelį suteiksime pokytį 1, kadangi norime įskaityti visas reikšmes. Ir šiame cikle jau bus spausdinama. Rašome print, kadangi norime tą pačią eilutę spausdinti tiesiog eilutėje, na, o kiekvieną kitą eilutę spausdinsime savaime aišku kitoje eilutėje. Ir todėl šiuo atveju naudojame spausdinimo funkciją tiesiog print. Na ir joje rašome masyvas, vadinimas pirmosios laužtinėse skliaustuose rašome eilutę, antrose laužtinėse skliaustuose rašome stulpelis. Na ir derėtų galbūt dadėti tarpo ženklą, tiesiog, kad gražiau atrodytų tas spausdinimas. Na ir kada atspausdina eilutę, savaime, aišku, norime pereiti kitą eilutę, todėl mums reikia išvesti štai tokią komandą. Paliksime tuščius šias skliausus, tiesiog programa supras, kad kas kartą atspausdinus eilutę reikia tekstą, tą žymeklį perkelti į kitą eilutę. Na ir tas žymeklio perkelimas atrodo štai taip. Gal visų pirma paleidžiam programą, o vėliau pakomentuosiu. Klaida. Štai čia padariau klaidą. Na, dabar turėtų viskas gerai būti. Na ir štai matome, nulintoje eilutė atspausdino 1, 2, 3. Pirma eilutė 4, 5, po to 6, 7, 8, 9, 10 ir dar kitoje 11. Na ir matote, tai atitinka situaciją, kadangi nulintas eilutės dėmuo yra turi štai tokius skaičius 1, 2 ir 3. Pirmas dėmuo turi skaičius 4, 5 ir
antras dėmuo turi skaičių 6, 7, 8, 9. Na, o dabar galbūt pakomentuosiu tą visą sudėtingą ciklų veiksmą. Tiesiog pirmas ciklas susikūrėme tam, kad suktų eilutę ir ji bus sukama tol, kol tiesiog ši funkcija nurodo, kad suktų tą ciklą tol, kol yra eilučių pačiame masyve. Na, antrame cikle ši funkcija nurodo, kad šį ciklą suktų tol, kol kiekvienoje eilutėje yra dėmenų. Na ir kol yra dėmenų, tiesiog atspausdinama tam tikros eilutės, kreipiamas į tam tikrą eilutę ir tos eilutės visi nariai ir dedamas tarpas, tiesiog kad jie nebūtų susiglaudę. Na ir tuomet, kai atspausdinama viena eilutė, tiesiog išvedama štai tokia programa, kad norime žymeklį perkelti į kitą eilutę ir vykdomas antras šio ciklo ciklas ir tuo atveju atspausdinama antra eilutė, vėl perkeliamas žymeklis, vėl vykdomas ciklas, atspausdinama trečia eilutė, tarkim, vėl perkeliamas žymeklis. Na tai tiek šioje pamokoje, jeigu kilo neaiškumų, klauskite, rašykite ir iki susitikimo kitose pamokose.